O dabar prašau Vidmantą Valiušaitį skaityti pranešimą toliau mūsų programoje. Prašom, jo pranešimo tema Vaidotas Daunys atmintyje, korespondencijoje, žurnalistinėme ir visuomeninėme darbe. Prašom. Gerbimi konferencijos dalyviai. Prieš 30 metų mus palikęs vos 37 sulaukęs Vaidotas Daunys buvo mano artimas bičiulis, kilnus žmogus, gilus krikščionis, daugeliu talentų apdovanotas kūrėjas bei įžvalgus gyvenimo stebėtojas. Dabar jo trūksta, nes pavaduoti, kaip jau matyti, nelabai yra kam. Turiu galvoje jo giliai krikščionišką gyvenimo žvilgsnio perspektyvą, iš kurios jis vertino literatūrą, meną, žmonių tarpusavio santykius, pagaliau politinius reiškinius mūsų tėvynėje ir pasaulyje. Sektuve su nuotraukomis ir spaudos iškarpomis, kurios susikaupė per bendravimo su Vaidotu maždaug 10-metį, liko keliasdešimt jo laiškų, rašytų tarp 1985 ir 1994 metų imtinai. Dar kartą juos perskaitęs, supratau, kad pats Vaidotas šiandien geriau už mane gali prabilti ir parodyti tai, kas mums rūpėjo tada, o taip pat nemaža pasakyti ir apie mūsų dabar gyvenamas dienas, nepaisant to, kad savo laiškus jis rašė prieš 30 ar net 40 metų. Todėl prašau mane suprasti, kai šiame pranešime pateiksiu netrumpų ištraukų iš Vaidoto pasisakymų. Gali būti, kad buvome jau paskutinė žmonių karta, kurie vis dar palaikėme ryšį ant popieriaus ranka rašytais laiškais bei atvirlaiškiais. Gyvenau tada Kaune, Vaidotas Vilniuje, nesusitikdavome dažnai, bet tad keisdavomės mintimis raštu. Šiandienos akimi žiūrint keistoka, tiesa. Nebepamenu aplinkybių, kuriomis su Vaidotu susipažinome. Turėjo būti tai maždaug tuo metu, kai jis ėmė redaguoti jaunimo kūrybos almanachą Veidai. Aš tuomet buvau Kauno jaunųjų rašytojų sąjungos narys, jis Vilniaus. Reiškiausi literatūros kritikoje, rašinėjau straipsnius apie jaunųjų kūrybą. Vaidotas matyt pastebėjo, pakvietė bendradarbiauti Veiduose. Mielai sutikau ir palaipsniui užsimezgė ne vien formalus bendravimas planuojant ir rengiant publikacijas, bet asmeniniuose laiškuose liko ir neformalūs to proceso bei gyvenamojo meto tėkmės komentarai, kurie jau išlaiko perspektyvos žvelgiant, nesykiai galbūt net įdomesni ir už pačias publikacijas. Publikacijas turiu galvoje ne vien Veiduose. Tada nebuvo labai lengva patekti į spaudą. Tad kiekvienas paskelbtas straipsnis literatūroje ir mene, Komjaunimo tiesoje ar Kauno tiesoje buvo įvykis. Domėjomės literatūrinio gyvenimo lauku, vienas kito darbais, visą tai sekėme, komentavome. 1985 metais į valdžią Maskvoje jau buvo atėjęs Gorbačiovas, paskelbė savo perestroiką ir glasnos politiką, tad pirmieji jos daigai nedrąsiai buvo pradėję rodytis ir Lietuvoje. Daunio redaguotas almanachas Veidai, manau, irgi buvo netiesioginė šios naujos politikos pasekmė, režimo švelnėjimo ir partijos dėmesio kūrybiniam jaunimui rezultatas. 1986 metais literatūra ir menas savaitraštyje Literatūra ir menas Vaidotas paskelbė įsimintiną straipsnį Dar kartą apie kartą. Vos tik prieš metus kitus toks straipsnis, kuriame būtų abejojama tarybinio jaunimo kūrybinių pastangų verte, vargu ar būtų galėjęs pasirodyti. O štai 86 vasarą Daunys jau kėlė jaunųjų menininkų moralinio integralumo ir kūrybinio sąžiningumo klausimo. Siejo jį su kūrybinio rezultato verte. Kadangi kultūros brandą, pasak Daunio, lemia ne idėjos pačios savaime, o jų vertybiškumas. Tad kiekvieno mėginančio kurti žmogaus apsisprendimas reiškia ir apsisprendimą kultūros atžvilgiu.
čia cituoju, čia būtina apsispręsti moraliai, rašė Vaidotas. Kriterijus viskas mene reliatyvu, tik dalinis. Kokia mano kuriamosios kultūros misija? Ar įsivaizduotume tokius radikalius savo poezijos patikrinimus, kokį, tarkim, yra akcentavęs Švaiceris, sakydamas, kad ne kultūros krizė yra kilusio karo pasekmė, o karas yra kultūros nuosmukio rezultatas. Vaidotas tada tvirtino, kad pas mus vyrauja ne poeto formuojančio būtį, o poeto socialinio rezultato tipažas. Ginant poetą, ar apskritai rašytoją, argumentas tokia realybė tapo didžiausiu komplimentu. Tas patogus socialinio determinuotumo jausmas saugo net nuo nedviprasmiškų moralinių apsisprendimų, nes realybė dviprasmiška. Viename eilėraštyje galiu teikti istorijos tikslingumą, kitame iš tokių pastangų pasišaipyti. Vienur sudainuoti refreną tautos motyvų, kitur rimčiausių veidų dėstyti, kad tauta lingvistinė kategorija. Atsakomybė minimali, tuo tarpu jai pagrįsti reikia kasdieninės ištikimybės, doro mąstymo, žvilgsnio į akis, klausimo, ką toje reliatyvių problemų ir poelgio erdvėje veiks ir kokia kalba kalbės mūsų vaikai. Kitaip tariant, Vaidotas tokiu būdu bandė kelti jaunųjų kūrybos žmonių sąmoningai apspręsto santykio klausimą su kūrybinė misija, kuri jam buvo kilni ir įpareigojanti, tuo metu, kai ideologizuota ir politinio imperatyvo persmelkta gyvenimo tikrovė provokavo kūrėją tam priešintis dažnai irracionaliomis pačią kūrybinę misiją griaunančiomis formomis. Tai buvo konceptualus Vaidoto oponavimas tarybinės ideologijos suformuotam visako neigimo ir atmetimo instinktui, o sykiu ir kvietimas jauniems kūrėjams sąmoningai apsispręsti, čia jo žodžiai, už kokias pastovias vertybės atsakinga mano kuriamoji kultūra. Etinis imperatyvas Vaidotui buvo aukščiau visko. Parašiau jam laišką ir pagyriau už tą straipsnį, pabrėžęs, kad kol esama panašiai mąstančių žmonių, tada buvome maždaug 30-mečiai, tol dar yra vilties. Į tai jis atsiliepė. Mielas Vidmantai, tu lepini mane savo laiškais. Esu tau dėkingas už dėmesį ir šiltus žodžius, kuriuos esi susakęs. Ir kartu žinau, kad tie žodžiai yra didesni, negu jų vertas tas, kam jie skiriami. Dėl to straipsnio esu gerokai susikrimtęs, nes matau, kad kiek daug teiginių liko reikalaujančių platesnių argumentų. Oponentai nepažiūrės į tai pro pirštus, kad juo labiau man malonus tavo žodžiai, rodantis, kad parašytame tekste ieškai ne vien argumentų, bet ir dvasios. Kad dvasia tau svarbiausia, parodė recenzijoje apie Balbierių. Sveikinu su gražia publikacija. Tais pačiais metais Vaidotas išleido pirmąją savo poezijos knygelę Metų laikai. Perėjo į aukštesnę literatūrinio darbo lygą. Buvo priimtas į Rašytojų sąjungą. Savo įspūdžiais apie jo poeziją pasidalinau laiške. Vaidotas atrašė. Esu laimingas, kad tave įkvėpė mano eilėraščiai. Ir ačiū tau žodžius, kuriais tu įkvėpei mane. Nenoriu leisti savigraužon, bet vis dėlto kvieti kažkokiu būdu paaiškinti savo situaciją, kuri man neduoda ramiai užmigti, kai esi giriamas. Pasakyti, jog esu įkvėptas, man yra lengviau negu ištarti esu poetas. Kiekvieną kartą viduje krūpteliu, kai kas nors pavadina mane poetu, o literatūros vakaruose, turėjai progą įsitikinti, mieliau renkuosi šnekas apie poeziją negu poezijos skaitimą. Įkvėpimas yra be galo intimus dalykas, o poezija visuomet tokia vieta, kad su įkvėpimu, mano suprantamu, dažnai tiesiog nesuderinama. Taigi skaityti viešai poeziją vadinasi ieškoti dermės su viešuma, bet šitaip žengdamas tiesiog fiziškai jaučiu, kaip sklaidosi man intimioji dermė. Panašius klausimus išgyvenu ir tuomet, panašius jausmus išgyvenu ir tuomet, kai kalbama apie mano eilėraščius, apie knygelę. Džiaugiuosi tavo žodžiais, bet čia pat juntu, jog neturiu teisės džiaugtis, nes šis džiaugsmas čia pat provokuoja pasitenkinimą, viešumą ir požiūrį į save kaip aš. Maceina yra gražiai kalbėjęs apie žmogų kaip apie Dievo tu. Aišku, visa tai mano paties netobulumai. Kai pagalvoju, kokio egzistencijos būdo siekiu, atsakau savo vienatvės ir viešumos dermės.
Man kaip kūrenčiam žmogui viena iš problemų čia yra tokia: ar nepažeidžiu šio egzistencijos būdo, kai viešasis klausytojų, mano poeziją suprantančių, ratas siaurėja, o vienatvės akiratis plečiasi. Tai vis tavo išprovokuoti klausimai, tiksliau įkvėpti. Tad lik sveikas, kūrybingų tau dienų. Prasidėjus sąjūdžiui laikas ėmė tekėti sparčiau. Susirašinėjimui, literatūriniam darbui jo beveik nebeliko. Tuomet dirbau Nemuno žurnalo redakcijoje ir sykiu redagavau jau ir sąjūdžio laikraštį Kauno Aidas. Netrukus pradėjau dirbti Laisvos Europos radijo korespondentu, tad didžiąją mano laiko dalį pasiglemžė žurnalistinis darbas. Vaidotas į sąjūdžio veiklą aktyviau nesijungė, pasiliko ištikimas kultūros ir literatūros laukui, tačiau visuomeniškai išliko aktyvus. Vis ruošiuosi Kaunan, bet kiti rūpesčiai sulaiko. Jaučiu, kad esu mažiau užsiėmęs nei tu, bet nepanašu, kad taip bus ir toliau. Prasideda meno vargai, rašė Vaidotas 88 metų Liepą. Menas tai pirminis pavadinimas žurnalo, kuris vėliau pasirodė Krantų vardu. Jis tęsė: redaktorių tvirtins už mėnesio, bet jau dabar reikia dirbti visuomeniniais pagrindais. Dėl tvirtinimo gali būti netikėtumų. Šiomis dienomis keli jauni žmonės, Lietuvos ir lituanistinių kursų dalyviai, tie išeivijai skirti tie universiteto kursai, pasirašom kreipimąsi į pasaulio lietuvių jaunimą, kurio idėja vienybė. Tai štai ir galvoju, kokia bus valdžios reakcija mano rinkiminės kovos sąlygomis. Yra ir daugiau visokių niuansų, bet apskritai šiuo metu jaučiuosi kaip niekad viduje laisvas ir nesurištas su ateities rezultatais. Ačiū Dievui, tikėjimą kiekvieną dieną vis labiau jaučiu ne kaip abstrakciją, tai vienintelis stiprybės kelias. Ir tau, Vidmantai, linkiu daug tos stiprybės, tau ir tavo visiems gražiems darbams. Ką tik išklausiau tavo pokalbį su vyskupu Tamkevičium per Laisvąją Europą, rašė Vaidotas 92 metų spalį, tai yra netrukus po to, kai sąjūdis triuškinamai pralaimėjo rinkimus Lietuvos demokratiniai darbo partijai, kurios nariai populiariai tebebuvo vadinami buvusiais komunistais. Jis parašė ilgą, sakyčiau, programiškai jo pasaulėžiūrą atspindintį laišką, kuriame išdėstė savo pažiūrą į tikėjimo ir politinio veiksmo santykį per biblinį sūnaus Palaidūno mitą. Čia pateiksiu ilgesnės ištraukas iš to laiško, nes jos išraiškingai atskleidžia Vaidoto Daunio asmenybę, kas jam buvo svarbu, kuo jis grindė savo paties ir kitų santykį su pasauliu. Vaidotas toliau rašo: išklausiau pokalbį labai atidžiai, kadangi tu minėjai vyskupo mintį apie sūnų Palaidūną kaip argumentą, vertinant visą tą rinkiminę perversiją, ką tik įvykusią. Iš anksto nustinkinėjau gana kritiškai, maniau, kad jiems politikuoti. Apsirikau ir ačiū Dievui. Vyskupas kalbėjo tikrus dalykus, jis buvo nuoširdus. Jis kalbėjo apie kertinę krikščionišką problemą. Kaip susitikti prie eucharistinio stalo su žmogumi, kuris neišpildo esminės sąlygos, neatlieka atgailos. Neatlikęs atgailos žmogus faktiškai paneigia Eucharistiją joje dalyvaudamas. Taigi prie eucharistinio stalo toks žmogus be abejo negali sėsti. Bet toks žmogus vis dėlto lieka gyventi. Jis yra gyvas kūnas ir kraujas, jis yra gyva paties krikščionio problema, nesvarbu, kad jis gyvena už bažnyčios, tai yra krikščioniškos šeimos ribų. Už tų ribų yra kitokie stalai, jie skiriasi nuo eucharistinių. Na, pavyzdžiui, Kristus sėdo už vieno stalo su valkatomis ir anaiptol nesakė, kad atseit jūs pirmą atgailaukit, po to aš ateisiu kartu, atsisėsiu kartu. Dar yra bažnyčios ir valstybės derybų stalas, prie kurio susitariama dėl bažnyčios ir valstybės tarpusavio santykių. Jeigu abi pusės sueina laisva valia, tai yra be prievartos, kaip kad buvo Sovietijoje, tuomet irgi nesakoma, kad jūs, tai yra valstybės atstovai, pirmą būkit krikščionys, po to mes su jumis sėsime prie vieno stalo. Aišku, galima sakyti, kad valstybininkai, kabutėse, su kuriais dabar reikia derėtis, anksčiau persekiojo bažnyčią. Todėl dabar prieš sėsdami privalo padaryti atgailą. Bet ką daryti, jeigu valstybininkai atgailą suvokia savaip? Jie tiesiog atsiprašo už viską, ką yra blogo padarę ir mano, kad to užtenka. Koks yra krikščionio santykis su sūnumi Palaidūnu, kuris neatgailavo, tai yra nesugrįžo tiek, kad jį galima būtų lyginti su tuo klasikiniu bibliniu sūnum Palaidūnu.
Tai kartu yra labai gilus žmogiškas klausimas, kuris mane patį kamuoja vos ne kasdien. Kaip rasti santykį, kaip susikalbėti su žmogumi, kuris dėl psichologinių, moralinių ar pasaulėžiūrinių priežasčių tavęs paprasčiausiai negirdi arba girdi savai. Aš sprendžiu tą klausimą taip. Jeigu tas žmogus nusidėjęs, tai atgaila vis dėlto labiau reikalinga jam, o ne man. Man reikalinga mano paties pastanga, kuri tai atgailai kelią palengvina. Ir šią prasme kito žmogaus atgaila iš tiesų yra man reikalinga, kadangi jį paliudija mano pastangos tikrumą ir vaisingumą. Tuo būdu kito žmogaus atgaila man suteikia tam tikrą džiaugsmą, bet jinai jokių būdų nėra skirta mane patenkinti kaip įžeistą, nuskriaustą ar panašiai žmogų. Labai daug žmonių verčia atgailauti kitus todėl, kad patys yra labai silpni ir nesusitvarko su savo puikybė ar nuskriaustumu. Taigi sėsti prie stalo su žmogumi, kuris nei atgailos, nei išpažinties neatliko, yra krikščionio pajėgumo ir jo širdies erdvumo patikrinimas. Reikia kabintis už kiekvieno geranoriško atgailos krustelėjimo, nes nuo to labai priklausys, ar sūnus Palaidūnas vieną dieną nubus atgailai, ar gal labiau užsidarys savyje. Beje, kalbėdamas su vyskupu Tamkevičium, tu pacitavai pačią problemiškiausią ir kartu silpniausią mano požiūriu ganytojiško laiško vietą. Ta, kur Lietuva suskirstyta į tikrus patriotus ir tuos, kurie kolaboravo. Yra visai neaišku, kaip tikrais patriotais tampama. Vadinasi, tikras patriotas yra tas, kuris laikosi tikros kabutėse pasaulėžiūros ir tikrų kabutėse pažiūrų. Be abejo, šitaip apibrėžus tikrų kabutėse ratą, įsileisti kitokius tampa paprasčiausiai nuodėminga. Čia glūdi rimta Lietuvos bėda. Apibrėžiamas tikrosios kabutėse Lietuvos ratas. Kas į jį nepatenka, tas priešas. Kalbamasi tik su savais, verdama tik savo patirties sultyse. Kitų žmonių patirtys suvokiamos visiškai neadekvačiai. Taip ir įvyksta, kad tikrieji kabutėse lietuviai gali nuvesti į tikrą kabutėse aklavietę. Tuomet ateis kiti tikrieji kabutėse ir iš savo pasaulėžiūros smerks kitus. Krikščioniškos atgailos problema yra amžina, jinai yra tiek tikra ir reikšminga, kad neverta dėl to net ginčytis. Tačiau verta abejoti, ar teisūs tie, kurie ją paverčia kertiniu politiniu klausimu. Lik sveikas, jau toli po vidurnakčio, kad ir kaip ten bebūtų su atgailomis, o išsimiegoti reikia. Tavo Vaidotas. Praėjus daugiau kaip 30 mečiams, akivaizdu, kad šie Vaidoto tarti žodžiai tebėra aktualūs. Dar daugiau, jie pranešiškai įžvalgūs. Esame liudininkai reikšminga dalimi įvykusių valstybės ir tautos susvetimėjimų, kuris demoralizuoja abi pusės. Politikai palaipsniui virsta cinikais, eiliniai žmonės nieko netikinčiais ir zliais skeptikais. Būtent apie tai, apie ką Vaidotas Daunys netiesiogiai bandė įspėti straipsnėje dar kartą apie kartą. Ir kuriančios jaunuomenės akis kreipė į būtinybę palaikyti, cituoju, moralinę žodžio kultūrą, kaip pastoviųjų žmogaus ir tautos vertybių saugotojai. Kadangi kitu atveju cinizmo ir skepticizmo persmelktoje visuomenėje susidaro atmosfera, kurioje kūryba tampa neprasminga. Tokia visuomenė nemoka nei sąžiningai vertinti kūrybos laimėjimų, nei nuoširdžiai jas džiaugtis. Ja pražudo lėkštybė, pavydas, kerštas, neapykanta, neprasmingos egzistencijos pojūtis. Mes amžinai kalbame apie tuos pačius dalykus ir amžinai tiksliname. Mes amžinai kūrėme tą patį ir tik kai nustojame šitai darę, kalbėję ir girdėję vieni kitus, prasideda kataklizmai. Mums reikia priešintis šitam nuolat gresiančiam kurtumo ir nebylumo pavojui, kuris nepakenčia jokios kultūros ir jokios rezistencijos. Kalbėjo Vaidotas 91 metų vasario 23 dieną. Taigi praėjus vos mėnesiui po kruvinųjų įvykių Vilniuje į Laisvę fondo konferencijoje kultūra kaip argumentas valstybės nepriklausomybei, kurią pats ir suorganizavo. Nepriklausomybė yra ne kas kita kaip galimybė, kuri laukia mūsų kūrybinio veiksmo. Jinai, kaip ir kiekvienas būsimas ar jau tveriamas kūrinys, priklauso nuo Dievo malonės, talento ir tradicijos, kuri tvinksi mūsų sąmonėje ir pasąmonėje ir kurią pavadinkime kultūros tradicija.
Taigi ši tradicija, ši kultūra, kur kas anksčiau nei nepriklausomybė sukūriama, gali byloti kaip argumentas, jog nepriklausomybė yra neišvengiama. Kartu ji yra būsimosios nepriklausomybės argumentas. Ji ima byloti ir tai, jog be šio pamato, be kultūros kaip argumento, nepriklausomybės negali būti kaip kūrinio. Nemažai dalis žmonių šiandien jaučia. Turime kūrinį, bet imamės tikti argumentų, tiksliau kultūros. Išeitis. Vaidotas jie siūlė paskutiniais 2 straipsnio dar kartą apie kartą sakiniais. Cituoju. Tai vadavimasis iš laikinų vertybinių priešybių, sistemingas gėrio ir blogio aiškinimas, kuriame svarbiau neefektingos novacijos, o giluminis atsinaujinimas. Kai dedi gėlę ant šviežiai supilto Juozo Grušo kapo, galvoji, kad karta niekada nesibaigia. Dėkuoju už dėmesį. Prašau pranešėjo paklausti, galbūt ir papildyti kažkuo savo, kažkokiais atminimais, prisiminimais. Prašom. Ar kokių savo minčių? Prašau. Laiškai Vaidoto jums nepublikuotis. Ne. Padaryti kokio publikacijos, nežinau, čia tikriausiai šitame leidiny bus jūsų tekstas, bet aš per jūs puslapis pasiūlyčiau, jeigu kiltų tokių minčių. Nu, mielai, jeigu ir bus, taip sakant, tribūna, tai mielai galėčiau. Jo. Negaliu garantuoti, kad mes kitais metais dar gyvensim, bet jeigu taip, aš tada tiesiog labai norėčiau. Ačiū už pasiūlymą. Jūsų bus mokslinis. Ne, nu kaip, ir čia autentiškų daug yra teksto, daug laiško teksto. Elvyra, taigi galima laiško tekstus tiesiogiai čia cituoti ir kai būtume dėkingi, tai gali gal ir pasikartoti ir viešam ir tokiam akademiniam leidiniui, jeigu jūs neprieštarausite. Žinoma, mielai. Prašom, dar. Ar pats jautei skirtumą tarp savęs ir Vaidoto, ar kokie ten buvo jūsų skirtumai? Energiniai, energetikos skirtumai? Nu, nežinau, čia jau, kaip sakant, nematau tos temperatūros. Nu, žmonės visi skirtingi, nėra vienodų žmonių. Mes labai artimai, reiškia, palaikėm tą ryšį literatūros plotmėj, kada jis leido šitą almanachą Veidai. Nes, aš irgi tada laikiau save literatu. Bet paskui, kada, reiškia, su sąjūdžiu, nori, nenori, aš nugravitavau į žurnalistiką. Ir, reiškia, tą literatūrą aš jau nebeturiu nei laiko, nei sekti, nei visą kitą. Mano buvo kitos aktualios, politinės aktualios, daugiau, reiškia, darbas, taip sakant, kuris jau nepalieka laiko refleksijai, apmąstymam ir viso kita. Vaidotas liko, reiškia, toj daugiau intelektualiniai plotmėjai. Nu ir, taip sakant, tas matymo kampas, reiškia, mažiau jau turėjom to galimybių susitikti, bendravom į Laisvę fondo renginiuose, kol rengiam tas studijų savaitgalius, savaitės, visą kitą. Bet, sakau, gyvenimo tempas, pobūdis, reiškia, nori, nenori, darė šiokią tokią, reiškia, jau distanciją. Bet mūsų susirašinėjimas, sakau, paskutinis laiškas Vaidoto man yra rašytas turbūt 94 metų pabaigoje. Tai reiškia, likus pusmečio iki jo žūties. Vat, ir dar taip susitikom paskutinį kartą, reiškia, Kauno Vilniaus gatvėje. Jis kažkoks buvo truputį toksai prislėgtas, man toks įspūdis susidarė, lyg tai ten kažkokie tai, ar tai, žinai, ten namo statybos buvo, ar kas tai, reiškia, ir ten taip
lyg, ne tai, kad nusiskundė, bet aš tai pajutau, kad reiškia, jis toks, tokios buities, reiškia, jau reiškia, buvo lyg ir prislėgtas. Tai ten aš suprantu, reiškia, šeima buvo didelė, o dar reiškia, statybos, ten visa kita, redakciniai darbai. Tai vat mano toksai, o tos skirtumus, čia aš nesu poetas. Jis buvo didesnis katalikas, gali pasakyti šitą? Turbūt, jis gilesnis, jis be abejo, jis buvo, reiškia, aš taip giliai nereflektavau niekada ir niekada neišgyvenau to savo tokios dvasinės, tapatybės paieškų, ką Vaidas, reiškia, išgyveno ir reiškia, man šalia jo visada norėdavosi pasitempti, visada man jis buvo kaip tam tikras toksai pavyzdys, tokio moralinio tyrumo ir jis kėlė tokius aukštus savo kūrybai reikalavimus. Ir sykiu, kas man krito į akis, jis sykiu buvo labai atlaidus kitiems. O reiškia, ir yra laiškų, kur, pavyzdžiui, nebūtinai mes visur sutarėm, reiškia, jis kai kur mane kritikavo irgi laiškuose, reiškia, pavyzdžiui, aš parašiau gana griežtą recenziją, negriežtą, man atrodė normaliai tokia, reiškia, aš ten neužgauliojau niekaip, bet kritiškai vertinau Vinco Natkevičiaus monografiją apie Joną Grinių. Joną Grinius buvo mano irgi tyrimo objektas universitete, aš rašiau kursinius darbus, diplominį darbą apie jį. Ir ten, vadinasi, nežinau, metuose, man atrodo, aš šitin buvau metuose turbūt paskelbęs. Ir jis labai skausmingai Natkevičius priėmė, reiškia, kažkaip, reiškia, triuškinančiais žmogus, reiškia, nežinau, man paskui gal irgi šiek tiek buvo nejauku, kad jis taip. Tai Vaidas parašė, vadinasi, man tokį laišką, kur, kodėl aš, reiškia, taip, reikėjo parašyti privačiai, reikėjo žmogui, reiškia, išaiškinti, bet kam tu dabar darei viešai? Tu pats, sako, neparašei monografijos apie Grinių, turėjai parašyti, bet tu nepadarei, o tu dabar, reiškia, savo bėdas verti ant galvos, žodžiu. Tai taip, kad, reiškia, tas santykis mūsų buvo toksai, normalus, reiškia, nebuvo kokio tai pataikavimo vienas kitam ar ten tupinėjimo, bet jie visada išreikšdavo švelniai, mandagiai, irgi netriuškinančiai, ne kaip nors kitą pasmerkdamas. Jis rašė, pavyzdžiui, jis buvo recenzentas mano diplominio darbo. Perskaitė, reiškia, visą kitą, parašė, sakė, žinai, į gynimą aš net važiuosiu, bet į disertacijos tavo gynimą, tai būtinai. Tai reiškia, taip atsitiko, kad ne aš disertacijos irgi neparašiau, o jis ir nebesusitikom. Gal keisite, galėčiau, kad Vaidas, jisai prie manęs, ne kartą kalbėdamas su kitais savo kolegomis, išreiškė mintį, kad ne žmogų, ne asmenybę reikia kaltinti, tai nori praktikuoti, išreikšti kitą nuomonę, bet reikia žvelgti į jo veiklą, jo darbus. Tai čia krikščioniška ta prasme pozicija, kai ne į kalbas žvelgime, bet į darbus. Tada mes nebekaltinam žmogus, bet mes analizuojam, vertinam ir reflektuojam, kas yra aplinka žmogų. Čia, kad neįžeisti. Tokia savybė buvo labai dirbkime ir tikra. Tai nukrypom į asmenybę, labai gerai, kad asmenybės savybės. Tai prašau, Vyra. Vidmantas minėjo, kad jis yra krikštatėvis. Tai čia parodo jau labai glaudžias katalikiškas sąsajas. Čia jau, žinot, reiškia, nebuvo įmanoma aprėpti, mano pavadinimas tos temos yra aiškiai platesnis, negu aš kalbėjau. Dėl kad, reiškia, paklaustas kokia tema, tai aš taip maždaug iš atminties suminėjau dalykus, kurie man
pažįstami ir apie kurios galėčiau kalbėti, bet čia, žinoma, 20 minučių yra per platu. O šiaip tai sakau, aišku, aš labai dėkingas Vaidotui ir kad tas ryšys toks išsilaikė su jo dukra iki šių dienų, mes vieni kitus prisimenam įvairiom progom. Ir taip, Joana, mano krikšto dukrė, kaip man atrodo, Kotryna yra Arvydo, reiškia, mes buvom tie tokie 3 draugai, savotiškai Sąjūdžio pradžioj, kurios labai daug vilčių dėjo į Išeiviją. Išeivijos ten Lietuvių fronto bičiuliai. O, reiškia, ten irgi aš turiu didelį susirašinėjimą su jais. Ir jis, reiškia, man tokį programinį laišką parašęs, Kazys Ambrozaitis. Sako, o Daunys, Juozaitis ir Valiušaitis, sako, čia yra trikampis, ant kurio mes statom, reiškia, Lietuvių fronto bičiulių perspektyvą Lietuvoje. Nu ir iš dalies tas, reiškia, kažkaip bent iš dalies pasiteisino, kad mes suorganizavom tas studijų savaitės, tam tikrą tokią atsvarą šviesai santarai. Nes, reiškia, tarp šviesos santarų, jie gerai, kad, reiškia, abidvi buvo. Šviesa santara tokia liberalios, reiškia, orientacijos, ten svarstybai, individas, asmuo, reiškia, teisė žmogaus ir laisvės. O šitas mūsų buvo daugiau, reiškia, valstybė, tauta, išlikimas, istorija, reiškia, mūsų toks buvo diskusijų, pranešimų laukas. Tai šitą išsilaikė, gaila, kad nebeišsilaikė po to, reiškia, tai bet kokį 10-metį ar pusantro tos studijų savaitės vykdavo. Nu, tai aš irgi prisidėdavau, aš parengiau knygą vieną, 10 pirmųjų studijų savaičių pranešimų, ten vadinosi Gairė pilnutinė demokratija. Tai buvo, reiškia, valstybės modelis, pasiūlymas pilnutinė demokratija, kaip suorganizuoti, sutvarkyti valstybę. Bet šitą modelį diskutavo ir Maceina, ir Ivinskis, ir ten Išeivija, reiškia, ir jie jau tada pasakė, jis yra per tobulas lietuvių visuomeniai, kuri nesuvokia viso tos vertės. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Ir mūsų dabartinė Lietuva jo nesugebėjo priimti, suprasti ir praktiškai pritaikyti valstybės organizavimo formoje. Ir mes matom dabar, reiškia, visą eilę tų problemų, kurios, reiškia, ten buvo galima tas dalykus sutvarkyti geriau, bet, yra kaip yra. Tai ačiū pranešėjai, tikiuosi prasitęs dar kartą prie kavos ir po renginio. Ačiū Jums labai.